Ar žinai, kur Lukas? Ar žinai, kur Lukas? O tu, ar žinai, kur Lukas? Labą vakarą. Labas vakaras. Nu tai kaip Venskų familija gyvena? Nugi kruota, kaipgi gyvens. Nu tai super. Klausykit dabar, kaip aš čia dabar norėjau, man matai labai Luko reikia, tai gal galit pakviesti Luką? Kokį Luką? Pas mus tokio nėra. Nėra, nebėra, ar ne? Nu. Tai kur jis, barač, išsikraustė, ar kaip jis čia dabar palika jūs? Luko iš vis pas mus šeimo nėra, jūs turbūt ne čia pataikit. Nu tai kaip, Venskam skambinu į Kaišiadorius? Tai mes ne Kaišiadoryse, mes kaime gyvenam. Nu tai aš suprantu, nu tai Lukas davė telefono numerį ir sako paskambinkit, nu tai skambinu. Ne, tai kokiam jūs Venskui skambinat? Nu kokiam Venskui? Lukui Venskui? Ne, pas mus net ir šeimoje nėra, ir giminiai nėra Luko. O kada grįž? Tai kad nėra pas mus tokio vardo net Luko. Ne, tai aš suprantu, kad dabar nėra, tai sakau, kada grįž? Jo vis, mes neturim tokio vardu žmogaus. Nelabai girdžiu. Aplamai neturim. Nelabai girdžiu, kažkaip ryšys tirkinėje. Ką neturit, aš nesuprantu. Nu, Luko. Nu, tai Luko. Tai jūs ne čia pataikėt, tikrai ne čia pataikėt. Tai aš niekur netaikiau, man tik Luko reikia ir viskas. Nu, tai gal mobilų turit jo? Tai kad mes nežinom tokio Luko. Nu, neapsimetinėkit, dieve man. Nu, sakau, pas mus nėra. Tai reiškia, ne čia pataikiau tada? Ne čia pataikėt. Nu, tai ko jūs iš karto nesakėt? Ašgi sakiau jums, kad jūs ne čia pataikėt. Ai, nu tai atsiprašau tada. Nu, prašau. Viso. Labą vakarą. Labas. Nu, tai dabar aš šitą norėjau paklausti, taip vėlai skambinu, bet labai reikia su Luku pakalbėti, gal galima būtų. Nėra neturime tokio žmogaus visai. Neturi, tai jis kaip čia dabar, jis dar iš mokslo negrįžęs, bet turėjo grįžti liktai. Jūs visai nesuprantat. Nu ką Nėra pas mus net giminiai su tokiu vardu Lukas. Venskus, Lukas. Nu, mes Venskai, bet Luko neturim. Neturi? Ne. Tai gal jūs ne čia pataikė, čia kitas kažkas tai Lukas. Tai gal vardą pasikeitė? Nu, nežinau, gal kas pasikeitė, bet pas mus tai ne. O jūs pykstat ant manęs, kad aš skambinu? Nepykstu aš, tik aš jums aiškinu, kad jūs ne čia pataikėt. Nu tai kaip man pataikyti dabar, nu pasakykit. Nu, tai ką aš padarysiu? Nu tai aš prašiau Luko, ar negi tiek sudėtinga Luką pakviesti. Vat paėmė, pasakai, Lukai ateik čia, bet jūs nepakviečiat jo, nu. Nu jeigu pas mus jo nėra, suprantat ar ne? Nesuprantu šito fakto. Jeigu mes neturim tokio Luko. Neturit. Nu taip. Nu supratau tada, iki. Klausiau? Alio, labas vakaras. Labas vakaras. Čia trukdo jūs Lukas Vitauskas. Sakykit, parašau, o man niekas neskambino. Ne. Ir niekas manęs nesiteiravo? Ne. Supratau. Teta, jeigu man kas nors skambins, pasakykite, kad perskambintų kitą numerį, gerai? Aš jums galiu padiktuoti. Nu, ne, tai palaukit. Jūs skambinat Vitkauskas? Aš Lukas, taip. Ir jūs Vitkauskas, ir Lukas? Taip. Jo, o jūs kur jūs gyvenat? Aš gyvenu Šilutėj. Šilutėj net? Taip. O kam jūs norėjot paskambinti, kam? Čia man turėjo paskambinti Jonas. Jums turėjo Jonas paskambinti? Neskambino? Ne, tai kodėl į mūsų telefoną tas Jonas turėjo skambinti? Dėl to, kad aš jį daviau tą telefono numerį, kad jis tą paskambintų jums. Sakykit, prašau, o kokį jūs numerį jam davėt? O aš jam padiktavau va šitą jūsų numerį. Nu, bet kokie, ar šitas, kažin, pasakykit, kokie numerio. Taip, numeris yra 348585. Ne, čia visai ne tas numeris.
Ai, čia ne tas numeris. Visai ne tas numeris. Tai tu tikriausiai... Čia taip jau matomai tik tai taip susijungia. Tikriausiai dėl to niekas manęs ir neieškojo, neskambino niekas, ar ne? Tai ieškoju Luko. Ieškojo? O tai Luko ko norėjo? Betgi jūs Lukas. Aš Lukas. Nu, jūs Lukas. Ir čia ieškoju Luku 2 kartus. O ko norėjo? Mums nieko nesakė, prašau Luku, mesgi nežinom Luku, mes nepažįstam Tu Luku. taip. O, negrasino? Prašau? Negrasino? Nedrasinu, ne. Nieko blogo, ne? Nieko blogo. Tai ne. gerai, tai aš tada nebijosiu. O taip, o aš atsiprašau, jūs čia jaunas esat, kad bijojot, kad drąsinu. Nu taip, aš piškė bijau. Aš nenoriu, kad man namo skambintų jie. Kad jie skambintų jums, Taip, aš jiems skolingas pinigų. Taip. Nu, tai, o mes ir sakėm, kad nepažįstam ir nėra pas mus tokių. Tai ačiū Gerai. labai. Tai tikriausiai nebeskambins jau. Gerai, tikriausiai neskambins. Aha. Nu, Tikriausiai. taip. O jeigu skambins, tai sakykit, kad nepažįstat Luko, gerai? Mes jau taip ir sakom. Tai gerai, tada meluokit ir toliau. Gerai.